Labadiena visiems. Trumpai paaiškinsiu, kas šiandien vyko Nacionalinio saugumo gynybos komitete ir kokią išvadą padariau ir kokių veiksmų imsiuosi. Esmė ta, kad į mano siūlymą bent savaitę arba 2 savaitėm atidėti būtent šį įstatymų projektą svarstant Nacionalinio saugumo gynybos komitete, nes tikrai labai daug klausimų neišdiskutuotų, labai daug dokumentų negavę, kurių bent jau aš kaip išvadų rengėjas susiprašęs, nekalbant apie labai svarbius teisėkūrai sprendimus, kuriuos turėjo padaryti ir užprotokoluoti Krašto apsaugos ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija. Tad toliau kompensuojamosios dalies, kada specifiką ir specialią dalį nagrinėjom, turėjo atliepti visų interesų pusės arba ginamas vertybės, tačiau įstatymų projekte ne tai, kad nebuvo dokumentų, bet ir neleido su visais susipažinti. Suprask, mes turėjom pasitikėti žodžiu, ką sako Krašto apsaugos ministerija ir Aplinkos apsaugos ministerija, jie ką tarpusavį tenai sprendė, mums dabar yra prievolė priimti įstatymę, specialiajame įstatymę visas jų teiktas nuostatas. Deja, į mano siūlymą atidėti nesureagavo, kad man nesuteikiama konstituciniai teisė, rengiant įstatymų projektą, susipažinti su visais dokumentais, įrodančiais vieną ar kitą svarbią aplinkybę. Negana to, kad paprašiau pertraukos, nes mes dabar nagrinėjom tik tai viešą dalį, o dar yra speciali dalis, kuri liečia tikrai neviešo pobūdžio informaciją, turinčią slaptumo grifas, tai yra mūsų gynybos planus ir Baltijos gynybos linija ir visai kita specifikacija susijusia su evakuacija žmonių per tam tikrą teritoriją. Iš tikrųjų daug aplinkybių ir daug dar klausimų, kurie tikrai turėjo būti apsvarstyti ir bent jau savaitę, tai tikrai galėjau suteikti. Bet mačiau, kad ne tik tai socialdemokratai, ar ne mūsų koalicijos partneriai, bet ir konservatoriai ir liberalai aklai palaikė absoliučiai viską, ką teikia Krašto apsaugos ministerija, mano siūlymus neatsiliepė, aš suprasdamas, kad be jokios abejonės jie bandys kelti tarp mūsų kažkokią tai neapykantos kibirkštį arba pyčių kibirkštį, bet jie nesuvokė vieno dalyko, kad dabar mes paprasčiausiai labai ramiai, bent jau aš asmeniškai, kreipsiuosi į mūsų partiją, partijos valdybą, vėliau į tarybą su visa informacija, kurioje pateiksiu ne tik tai šio įstatymų projekto viso rengimo proceso eigą, bet ir tuo pačiu apsvarstyti mūsų koalicinę sutartį, dėl kurios mes gynybos klausimais esam sutarę, kad tikrai visais klausimais ne tik, kad automatiškai viską priimsim, bet ir tarsim iš kiekvieno klausimų. Šis svarbus klausimas jau įstatymų rengimo pradžios metu iš vis nebuvo derintas su mūsų partijos atstovais. Gal mes ir maži, bet mes esam koalicijos partneriai ir norint palaikyti tokį įstatymų projektą, kuris liečia ir žmonės, ir gamtą, ir žemę, ir kitas vertybės, tai yra svarbios dalys, kurias privalome ginti. Mes kiekviena partija laikantis savo ideologijos turėjo būti apsvarstyti. Bet kadangi ne tik kaip Nacionalinio saugumo gynybos komiteto rengėjų nuomonės neklausė ir kaip koalicijos partnerių, tai partijos prašysiu, kad vis dėlto šauktų koalicinę tarybą ir mes būtent Kapčiamiesčio poligono rengimo įstatymų prasme apsvarstytume ir koalicinę sutartį susijusią su Nacionalinio saugumo gynybos klausimais. Negalima ignoruoti, kad ir maža, bet vis dėlto koalicijos partneriai ir jo nuomonė turėtų būti svarbi. Todėl šiai dienai taip kaip įstatymų projektas rengiamas ir stumiamas buldozerius ne tik, kad negali būti toliau svarstomas ar ne Seime, bet jeigu ir bus teikiamas, tai tikrai siūlysiu ne tik, kad susilaikyti ir prašyti vėl pertraukos arba atidėti, bet jeigu bus stumiamas ir priimimas, be abejonės, ir jeigu nesižvelgs į mūsų koalicijos tarybos metu išsakytom problemų, dar vis tiek bus buldozeris stumiamas, tada jam negalima pritarti, reikia balsuoti prieš. Nes negalima visuomenės, kariuomenės, nacionalinio saugumo klausimus priešinti tarpusavyje. Tai yra labai svarbus klausimas, kuris suprantamas Seime, ko gero visų politinių jėgų, bet nacionalinio saugumo dabarties strategija ir programa ir taip, kaip buvo paruoštas dabar būtent Kapčiamiesčio poligono įstatymo projektas, sako priešingai. Mes kol kas nemokam tarpusavį ne tai, kad
dirbti kartu, bet mes vien su kitu ieškom kažkokiu tai priežasčių, kad susipykti. Kad to nebūtų, reikia viską suderinti, sudėlioti į savo vietas ir tik tada nusiraminus priiminėti sprendimus. Tai va tokia trumpa mano refleksija po šiandien Nacionalinio saugumo gynybos komitetų posėdžių.